laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Grįžtame į Klaipėdos rajoną, kur ceche statomas skydinis karkasinis namas. Sukalus konstrukciją, kitas etapas – uždėti priešvėjinę plokštę iš lauko pusės. O tada karkasas apšiltinamas akmens vata. Užsideda tą vadinamąją apšiltinimo sluoksnis. Karkasas užsipildomas mineralinė akmens vata arba stiklo vata, ten vėl eko vata yra įvairiausių tų medžiagų. Šiuo metu mes naudojam eko vatą. Gamintojas deklaruoja, kad tai yra ekologiška, gera. Tokia lengva, ne? Jo, jinai yra lengva, susideda gražiai, susikiša, susipjausto pagal tas visus, sakykime, tos tarpus. Ta vata yra nedegi, jinai lengvai montuojama, jinai yra gera, turi šilumos laidumo koeficientą, todėl nesukrinto. O taip pat akmens vata puikiai izoliuoja garsą. Šiaip iš tikrųjų visos medžiagos naudojamas ekologiškos, kaip, sakykime, ant kiek tai įmanoma. Stengiamės naudoti ir tos pačios tas vatos jau, kad nebūtų kažkokios ten chemijos prikištos ir taip toliau. Po to karkasas padengiamas kitomis apšiltinimo priemonėmis. Po to mes užsidedam garo plėvelę. Garo plėvelę, kad namas būtų sandarus, kad neišeitų šilumą. Garo plėvelė? Jo, čia skaitosi, sakykime, garo plėvelė, kuri sulaiko visą tą šilumos, kad nesusidarytų kondensatai, tam ir taip toliau, taip toliau. Ir paskui ant tos plėvelės užsideda jau, sakykime, tvirtinimai, tokie, mes matom, kaip medinius tašelius, tarp kurių paskui prasideda vėl elektros instaliacijos, laidai. Kitą kartą mes netgi cechį prasivedžiojam gofros elektros instaliacijas, jeigu prašo užsakovas. Ir belieka karkasą paruošti apdailai. Iš lauko pusės gali būti paruoštas karkasas ar tinkavimui, arba populiariausiai yra medžio apdaila, gali būti ir klinkerių plytelės. Vienu žodžiu, įmanomi bet kokie variantai pagal pageidavimą. Ir tuomet suresti karkasai iškeliauja iš cecho, nuvežami į vietą ir ten per porą dienų sumontuojamas namas. Tokiam stoviui skydas jau transportuojamas. Čia, pavyzdžiui, dabar mes matom sieną, jinai apie 11 metrų, 11 ar su kažkiek tai iš karto visas siena pravažiuoja, susistato jau namų dalis yra, jau 4 sienas, o tai jau pirmas aukštas. Vietoj ten tos skydus kaip legos sudėlioja tiesiog? Taip, namas atvažiavo, susidėliojo kaip legos ir per 1-2 dienas namas, 100-200 kvadratinių metrų namas per 1-2 dienas susimontuoja. Toliau belieka užbaigimus stogos darbai, sakykime, jau vidaus darbai, visos elektros instaliacijos. Kaunasi labai gražus, šiltas ir jaukus namas. Tikrai aš siūlau lietuviams kreiptis pas mus arba panašių įmonių. Visi mes vis tiek darom, kaip sakant, vieną darbą, kad populiarėja tai mūsų namai. Nereikia jų bijoti, kad tai tikrai yra geros, šiltos, ekonomiškos ir sveikatai, sakykime, naudingas netgi namas. Ir tikrai gyvensi šiltai ir laimingai. Statybos įmonės vadovas Aleksėjus rodo prieš 2 metus pastatytą karkasinį skydinį namą netoli Klaipėdos. Dabar labai populiarų Lietuvoje iki 80 kvadratinių metrų namas, kurio galima statyti be jokių leidimų, be nieko, tiesiog ne miesto ribose, sakykime, galima drąsiai statyti tokį namą be leidimo. Ir čia yra toks nedidelis namelis, gana simpatiškas namelis, sakykime, toks iš ekonomiškų medžiagų, visų mūsų lietuviškų medžiagų, apdailos lentelės yra padažytos. Tiesiog kas 5-6 metus gal reikėtų šiek tiek atšviežinti, bet kad ir čia mes matom, namo jau čia 2 su biškį metų, bet nieko neatsitiko, viskas gražiai ir stovi žmonės, gyvena patenkinti. Tame name yra 3 kambariukai, svitainė, virtuvė, katilinė, vonės kambariukas. Toks gaunasi simpatiškas, gražus namelis, kuriame galima gyventi ištisus metus. Dažnai žmonės keičia, iš miesto bėga, keičia tos butus
į tokį namelį soduose, arba kokie sadybose, arba netgi namų valdos sklypuose stato. Tai toks vienas iš populiariausių mūsų, sakykime, variantų. Skydinis namas, pasak Aleksiejaus, yra ilgaamžis. Aš manau, kad jie gali stovėti, nors pagal tos visus, sakykime, standartus, tie namai yra kaip toks garantinis, nežinau, gyvenimo, yra 30-40 metų joms duotas, bet iš tikrųjų jie ir 100 metų gali stovėti ir nieko jiems neatsitiks. Ši įmonė dar jauna ir nedidelė, tačiau turi klientų jau ir užsienyje. Neseniai pradėjom lysti į tą eksporto rinką, ieškom partnerių užsienyje, kurie užsakinėtų iš mūsų statybos bendrovių, kurie ten stato. Daugiausiai tie namai eina į eksportą, kadangi vis tiek pas mus yra darbo jėga pigesnė, čia namai pagaminami, susikraunami į fūrą ir važiuoja į Europos šalės, kur greitai susirinka ir jau ten užbaigiame visą vidaus apdailą, taip toliau. Turim jau savo partnerių ir Norvegijoje, turim partnerių Prancūzijoje. Šitas namas gaminamas į Prancūziją ir pagal, sakykime, jų prašymus, reikalavimus, jisai bus tinkuojamas. Tai ant šitos plokštės dar dėsis apie 10 cm polistirolas, ant kurios bus uždėtas tinkas. Ir todėl čia būtent tokia konstrukcija to skydo. Čia bus apie 170 metrų iš vis kvadratinių namas. Plius dar garažiukas, tai bendrai apie 200 kvadratų. Tai kiekvieną siūlę praklijuojama, kad sandariai viskas būtų. Vėliau bus atvažiuos langai, sudėsim ir langus ir visas namas su langais, su viskom išvažiuos. Namų statybos tempas ženkliai padidės, kai įmonė įsisavins ES paramos lėšas. Ji gaus paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ūkio ir verslo plėtra veiklos sritį parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Norint gaminti daugiau, kokybiškiau, tai mums vis dėlto reikia kažkokių tai naujų įrenginių, šiuolaikiškų, modernių. Ir taip nusprendėm, kad pasinaudoti tos Europos paramą, kad, kaip sakant, pasinaudoti tą pagalbą. Planuojam įrengti dar papildomą vieną cechą, kur pastatysim įrengimus supjovimo ir įsigyti. Planuojam galingą įrangą, pjovimo medžiagų visoms supjovimams, frizavimui. Įsigytos modernios staklės leis greičiau pjaustyti konstrukcijoms reikalingas detales. Staklės kainuoja apie 400 000 eurų. Parama kompensuos 40% išlaidų. Šiuo metu mes visas detalės susipjaustam, su rankom, su rankiniu darbo jėga, su žmonių darbo jėga. Kiekviena detalė susipjaustama, pasižymima numeris, kurį paskui montuotojai jau mato kiekvieną detalės numeris ir sumontuoja, jau susideda, susikala. Dabar mes ir norėtumėm, kad visą šitą darbą atliktų staklės ir aišku, ten galėsim daug sudėtingesnių konstrukcijų supjaustyti, išfrizuoti, visokius įvairiausius ten sudėtingų stogo konstrukcijų, visokių kitokių medinių konstrukcijų ir sutaupyti laiką. Jeigu, sakykime, dabar pas mus 1-2 darbininkai per 2-3 savaitės supjausto namui reikalingos detalės, tai su įrenginių pagalba mes galėsim tai padaryti per 1-2 dienas. Taip pat netgi galėsim pasiūlyti ir kitiem gamintojams, kurie neturi tokių galimybių pasinaudoti mūsų siūlomoms paslaugoms, sakykime, galėsim ir jiems supjaustyti tas detalės. Ja. Paramos suma šiai veiklos sričiai proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 eurų. Didžiausia paramos suma 200 000 eurų, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų. Šioje įmonėje taip pat bus priimta naujų darbuotojų. Pagal šį programą mes įsipareigojom priimti dar papildomai 5 žmonės. Nors Aleksėjus sako, kad gerų darbuotojų kaime surasti nėra paprasta, tačiau tie, kas dirba, tai daro noriai ir vertina darbo vietą. Dirba ne vienus metus tie žmonės ir jos mes mokinam ir auginam, mokėmės kartu.
Bet galima surasti. Yra, kas dar nori dirbti. Yra žmonės, kurie grįžta iš užsienio, kurie jau pavargo, kurie nori dirbti. Taip pat įmonė įsipareigojo didinti darbuotojams atlyginimą. Jis galės siekti ir 800 eurų. Tuo pačiu mes pagal tą paramos programą įsipareigojom ir atlyginimų lygį kelti. Mūsų vidutinis atlyginimas turėtų viršyti 20% didesnis nei vidutinis Lietuvos uždarbis. Tai čia irgi gal paskatins ateiti pas mus į įmonę. Kelti kaimo ekonomiką ir kurti darbo vietas gali visos privačios labai mažos arba mažos įmonės ir fiziniai asmenys. Jiems skiriama parama. Gali būti remiama įvairios veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Priemonės gyvendinimo taisyklėse yra nurodytas neremiamų veiklų sąrašas, neremiama alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba, tabako gaminių gamyba ir prekyba, apgyvendinimo veikla, žemės ūkio veikla, taip pat akvakultūra, miškininkystė, žuvininkystė ir kitos veiklos. Norintieji pradėti savo verslą kaimo vietovėje kviečiami pasinaudoti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ūkio ir verslo plėtra veiklos sritį parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Pagal šią veiklos sritį gali būti skiriama iki 40 000 eurų parama. Tai yra kaip 100% išmoka, jinai yra mokama pagal tinkamas finansuoti išlaidas. Paraiškos bus pradėtos rinkti lapkričio 2 ir bus renkamos iki gruodžio 16 dienos. Aišku, parama yra gerai. Manau, kad verta. Daugiau informacijos apie paramą rasite Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimo agentūros interneto puslapiuose. Laukas, kelias, pieva. Upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva.